Toliau laidoje Svajonių sodai išmanūs vazonai, kurie patys augins augalus, tereikės tik keletą kartų per mėnesį juos palaistyti. Tai yra vazonai su savaiminio laistymo sistema, kuri yra patogi ypač užimtiems žmonėms, o taip pat ir atostogų metu, sako salonų Vibzon vadovas Vidmantas Bacys. Su Lechuza vazonais tikrai viskas labai tampa paprasta ir didžiausias privalumas tai tų vazonų yra tai, kad jie turi taip vadinamą savaiminio drėkinimo sistemą. Mes turim patį vazoną, turime pačioj apatinėje daly vandens rezervuarą, talpą vandeniui, yra grotelės, ant grotelių pilasi drenažinis sluoksnis, kuris visą laiką yra su vazonu. Persipilimo šulinėlis, tai jeigu laukia vazonas, kad nebūtų lietaus vandens per daug, mes to šulinėlio apatinį kamštį išsukam, kad perteklius vandens išbėgtų per tą šulinėlį ir dar svarbiausias dalykas yra plūdė. Mes visą laiką matysim kaip vandens lygio indikatorius, parodys kiek tame vazone vandens. Lechuza vazonai yra pagaminti iš plastiko, bet vėlgi dažniausiai klaidingai žmonės įsivaizduoja, kad plastikas kažkokį gali būti ir kvapą. Tai yra visų pirma ilgaamžė medžiaga, tai tarkim jis elastingas ir tarkim palikus tą vazoną lauke netgi žiemoti, jisai puikiai atlaikys žiemą, nebus jokių ašarų dėl sutrūkusios keramikos. Kitas dalykas, čia yra vokiečių kompanija, kuri gamina žaislus, ta pati kompanija gamina vazonus ir Playmobil žaislus, tai tarkim, jeigu tas plastikas tinka vaikams žaisti, tai gėlėm ir tikrai jisai puikiai tiks. Galime sukomplektuoti, tarkim, jeigu sodinam kažkokius lipančius augalus, tai groteles įdėti, jeigu reikalinga kažkokia privatumui senelė, tai yra ilgi loviai, kurie statosi kaip atitvaras, Ir mes šiandieną sodinsime šitokį vazoną, kuris yra balkonera. Vazonas tai balkonera, tai jau savaime aišku, kad susijęs su balkonu. Tai šitam vazonui yra puikūs laikikliai. Šiuose išmaniuose vazonuose galite taip pat auginti ir įvairius dekoratyvinius augalus, nes žiemą jie neiššals. Labai daug įvairiausių formų, galima pasirinkti ir spalvų įvairovę didžiulę, priderinti prie namo, interjero, jeigu namuose mes sodinam. Ar sudėtinga susimontuoti Lechuza vazoną? Tikrai ne. Pasodinti augalus į Lechuza vazonus yra tikrai labai paprasta, nes viskas yra po ranka, viskas yra pakuotėj. Tai pirmiausiai mes turim čia tose dėžutėse drenažinės tas granulės, tą mišinį, tai supilam jį ant dugno. Aišku, dar čia turim plūdės, kurias irgi reikia surinkti. Kai vanduo rezervuare pakyla, tai talpoj, tai plūdė irgi pakyla. Čia yra vulkaninė pemza, yra ceolitas, tie oranžiniai smulkus gabaliukai, tai čia yra lėtai tirpstančios trąšos ir tų trąšų poveikis jaučiamas 8 mėnesius. O ceolitas jisai turi tokią dar gerą labai savybę, kad jisai turi antibakterinių savybių, jisai padeda tom šaknim atlaikyti kažkokius, nes kadangi čia mes turim ilgai stovintį vandenį, tai kad neatsirastų kažkokio grybelio, tai tie visi dalykai, ceolitas būtent ir sprendžiantis problemas. Po to, kai jau supylėm drenažinį tą sluoksnį, tada mes jau dapilam kažkiek žemę, nes yra irgi Lechuzos žemės, kurios irgi skirtos būtent gėlėm, augalam tokiem, aišku, galima naudoti ir kitas žemės, čia nebūtinai. Kadangi mes čia sodinam žydinčius augalus, tai pasirinkom Lechuzos terapon mišinį, kuris yra būtent žemė mišinys, skirtas žydintiems augalams, subalansuotas būtent gėlėms. Į šiuos savaiminio laistymo vazonus galime sodinti kambarinius augalus, o taip pat mūsų mėgiamas vasaros kompozicijas. Jų priežiūra yra paprasta ir augalai sėkmingai augs ir žydės, sako salonų Vibzon vadovas Vidmantas Bacys. Pirmasis kelias savaitės laistom augalą per viršų, čia iš viršaus, ir po to, kai jau susiformuoja šaknynas, tada jau galim pilti vandenį čia tiesiai į rezervuarą ir stebim plūdės tą lygiai, nes plūdė turėtų po truputį paskui pradėti kilti. Taigi plūdės indikatorius turi minimalią ribą ir maksimalę, tai tarkim, priklausomai nuo augalo, kuris stovi saulėtoj, nesaulėtoj pusėje, ar ten mėgsta vandenį, mažiau mėgsta, tai ten pasirenkam ir tada taip ir laistom.
Ir eidami pro šalį mes visą laiką matom, kiek tame vazone vandens, nes paplūdės yra maksimumas, minimumas ir tada, tarkim, kai jau nukrenta žemiau, tai galima vėl palaistyti tą augalą.